Sveiki, mėlyje Kandelabrijos draugai, bičiuliai ir svečiai. Visi, kurie čia užsukote. Jūsų maginės jėgos žvilgtelėsime per 3 variantus. Pasirinkite, kuris variantas jūsų. 3 akmenėliai. 1 taškelis, 2 ir 3. Pasirinkite, kuris akmenėlis duos jums atsakymą. Tai bus trumpa apžvalga jūsų jėgos ir paprašysime be abejo jūsų jėgą duoti patarimą jums, kokį tai svarbų pasakymą, būtent kas svarbu jums yra šiuo momentu, į ką atkreipti reiškia. Tiek jėgos puoselėjime, tiek jos, sakykime, pasireiškime, galbūt yra kažkokios simptomatikos ar kažkas, tai kaip jėga belstųsi, sakykime, ir kažką norėtų jums pasakyti. Na, manau, jau išsirinkote. Po pirmo akmenėlio štai tokia jėga slepiasi. Po antru štai šitą jėgą ir po trečiu tokia jūsų jėga. Dar sykį pasižiūrėkite ir galite dar sykį, reiškia, tarsi persirinkti, kai jau yra padėta, ne tik kad akmenėlis, bet jau pati jėga, kai yra padėta, galite persirinkti. Kuris variantas yra jūsų. Užsimerkit tiesiog, arba kuris, jeigu bliksėt, pradės kažkuris variantas, reiškia, tai yra jūsų jėga. Tai tikriausiai jau išsirinkote ir mes pastumsime kitus į šoną ir žiūrime pirmas akmenėlis, apie kokias maginės jėgas šneka jums. Taip, tai yra 20 arkanas, didysis, paskutinio teismo reiškia korta. Ir tai rodo, kad jūs turite gerus maginius sugebėjimus. Yra geri maginiai sugebėjimai ir, galim sakyti, didelės maginės jėgos, maginės jėgos susijusios su giminė ir protėviais. Tai galim sakyti protėvių magija, jūs galite pasitelkti protėvius į pagalbą, bendrai protėvių magija, tradicijos, protėvių palaikymas būtent jums, galbūt maginių jėgų perims iš protėvių, kaip iš kartos į kartą perduodama. Na ir gali būti, kad jums reikia atidirbti, reiškia, giminės karmą, protėvių karmą. Čia jau reikėtų atlikti, reiškia, pagal gimimo datą skaičiavimus tam tikrus. Tiesą sakant, aš atlieku skaičiavimus pagal gimimo datą, kada nustatau, reiškia, 3 pagrindinius skaičius, kurie, reiškia, nurodo iš 3 skaičių, kokio stiprumo yra tos jėgos. Gali būti, reiškia, kad yra 2 skaičiai rodo, kad yra maginės jėgos, o 3, kad silpnas. Tada, reiškia, kaip bendrai paėmus gali susilpninti jūsų sugebėjimus. Bet kad jūs jau turite sugebėjimus, rodo, kad tikrai jos yra. Nu ir gali būti, kad iš tikrųjų, kadangi čia su protėviais, su paskutinio teismo diena išėjau, kad jums gal reikia atidirbti protėvių karmą, maldomis arba darbu magijoje. Dabar mes pasižiūrėsime, kągi nori jums perduoti, kokią svarbią informaciją, reiškia jūsų jėga, ką jinai nori pasakyti, kas būtų jums svarbu. Žinutė. Jėgos žinutė jums. Pasižiūrime, ką nori perduoti jums. Jūsų jėga.
Vienu žodžiu taip. Sako, nesikankinkite kažkokiais dalykais dėl praeities reikalų, kur jūs niekaip neužbaigėt, labai skausmingi dalykai jums yra. Tarsi jūs negalit priimti naujų šansų, jums duoda naujas galimybės, aiškiai rodo. Tai yra susiję su vaikystė, kurią jūs nepaleidžiate, niekaip neužbaigti reikalai pas jūs yra su praeitim. Ir tokiu būdu jūs tarsi esate tokiam nusiminimo būvį, kada nepriimat naujų galimybių. Čia jums šneka, reiškia, būtent jūsų jėga, susijusi su protėvių jėga, nes gali būti dar ir tai, kad jūs netgi bijot pačią jėgą priimti, suprantat? Jums kaip vaikui, kaip protėvių vaikui, sakykime, norėtų perduoti jėgą, bet jūs kažkodėl, suprantat, bijote tos jėgos ir mąstote, gali būti taip. Bet to tai gali trukdyti jums, reiškia, tą jėgą priimti kažkokie neužbaigti reikalai su praeitim, kur jūs įstringote ir savo jėgos negalite išlavinti. Čia viena tokia žinutė jums gana svarbi. Jie nori jums perduoti, bet vienu žodžiu, jūs tarsi nepriimat. Nu gerai, ką dar norėt pasakyti? Na, vienu žodžiu, sako, tu esi mūsų resursas iš tikrųjų. Ir šiaip žmogus esat resurse, tačiau, vėlgi šneka, kad jūs, turėdama tokius didžiulius resursus, reiškia, nesidalyjate tuo resursu, nedarote energetinių mainų, reiškia, didžiulės jūsų jėgos, jūs galėtumėte galbūt padėti kitiems žmonėms. Čia gal ir finansiškai, ir žodžiu, ir visaip kaip, tačiau jūs, reiškia, nenorit dalintis tą energetiką, kažkodėl šneka apie tai. Bet sako, jeigu tu, reiškia, nedarysi mainų energetinių ir toliau tarsi nerems jūsų. Taigi pastebėjau, kai vyksta skaitimas apie jėgą, būtent apie jūsų jėgą, jau ne pirmą kartą man, reiškia, visados ima trukdyti skambučiais. Va čia įdomus pastebėjimas man. Reiškia, tarsi, kad nepasakyčiau kažką tokio, ką ar jūs neturit žinoti, arba galite, yra kažkokios trukdančios jėgos, kurios norėtų sutrukdyti, kad jūs nesužinotumėte. Čia šneka apie mainus. Jeigu, reiškia, jūs būdamas resurse, turit didelę, reiškia, jėgą paveldėtą, tarsi protėvių jėgą, tačiau jūs jos nenorite valdyti, priimti, pripažinti ir dalinti su kitais, gali būti tarsi tas, reiškia, energetinis potencialas gali, sakykime, sumažėti, būti, kažkaip tai, reiškia, gali tai suveikti jums negatyviai. Tai pasižiūrim. Taip, gali įvesti kažkokią stagnaciją, reiškia, kaip ligos būsena, kur jums bus sunku išjudėti. Šneka apie tai jums, ir tai yra įdomus faktas, reiškia, ta stagnacija, tada tarsi galit gauti baudas, kad jūs nejudat, nieko neišmedituojat, nepriimat. Vienu žodžiu, jums yra duodamos galbūt ir ženklai ir taip toliau, bet jūs nepriimat jėgos ir galite, tarsi, reiškia, savo ego tik žiūrite, gali būti kažkas tokio, reiškia, negatyvaus, kaip lygos netgi. Tačiau šneka, jeigu jūs ryšitės
tą jėgą priimti, čia žinutė jums eina. Tada taip jūs išeinate į visą pusišką, reiškia laimę, džiaugsmą saulė įsitraukia. Kaip jų palikuonės, kaip vaikas, gaunate visas jėgos dovanas, protėvių palaikymą ir jūsų vaikai taip pat. Įsivaizduojat, jeigu priimate. Na štai taip, kaip ir minėjau, aš galiu netgi pagal gimimo datą plačiau išskaičiuoti jūsų jėgų potencialą, jeigu kas panorėtų, bet akivaizdžiai rodo, kad jūs turite didelį potencialą. Paveldėta ir jį tarsi galite perduoti vaikams, nenukirsto šakos, kur esate ir tiesiog reikėtų priimti ir dirbti su šią jūsų didelę, stiprią jėgą, su didelę maginiu potencialu. Čia yra didelis maginis potencialas jums. Štai, tai pirmukai tokias jėgas valdom. Ir dabar perėsime prie antrukų. Antrukai pasižiūrim jūsų jėgos maginis potencialas. Na, čia pats velniukas išeina. Akivaizdžiai rodo, kad yra maginės jėgos didelės, jūs turite jas. Tai be abejo yra įgimtas magnetizmas. Tai toks esate žmogus, kuris galite pritraukti, patikti, charizmą turite. Galite įtakoti, reiškia, kitus žmonės. Tai taip pat rodo, kad jūs turite didelę, reiškia, jėgą maginiai srity, juodojoj magijoje. Galite dirbti su juoda magija, kadangi pats šėtoniukas išėjo. Taip pat tai yra darbas su dvasiomis. Gerai pavyks išvaryti demonus. Reiškia, paklūsi joms demonai. Ir taip pat gali dirbti su žemutinio astralo magija. Tai yra su esybėmis iš apatinio astralo. Puikiai dirbsis jums meilės magijos srity, su pririšimais, su seksualinė, reiškia, magija, netgi su kapinių magija. Ir, aišku, jūs galite valdyti didelę potenciją maginių jėgų, dirbdama su tamsiom jėgom. Jos suteiks jums pagalbą. Ir seksis pritraukti ir išvaryti, reiškia, tos srities, sakykime, tiek energijas, tiek jėgas. Na štai, reiškia, jūsų potencialas yra didelis. Čia tiesiog jums parodo jūsų potencialą, kad šiaip galit būti žmogus labai toksai charizmatiškas, jūsų žodžio įtaka gali būti didelė, galit manipuliuoti kitais žmonėm, pririšti juos, atrišti, tokie dalykai. Ir be abejo, čia tik viena iš jūsų galimų jėgų yra pažiūrėta. Pagal gimimo datą galima išskaičiuoti jūsų potencialą magijoje, ant kiek jis yra stiprus. Bet velnias šiuo atveju jums rodo, kad jūs turite stiprų potencialą, vienu žodžiu, ir faktas. Dabar pasižiūrėsim, ką šita jūsų jėga nori jums pasakyti. Kas jums būtų svarbu žinoti. Noriu pasakyti, dar sykį velnias išeina, suprantat? Ką noriu pasakyti? Ir sako taip, tu žinok. Velnias nėra toks jau ir blogas. Noriu pasakyti taip. Aišku, žemės žmonės labai netgi yra prisirišę prie tos energijos, nes tai yra pinigų energija ir sėkmės energija. Kada tu kaip nugalėtojas, reiškia, joji, nugalėjęs visus priešus ir išeini į turtingą, sėkmingą būvį. Tai yra sėkmės ir turto energija. Tai yra tiesiog ta jėga,
materialioji žemiškoji jėga. Sak, tu neįsigask, kad aš jau tik blogis esu. Aš žmonėms atnešu sėkmę, aš atnešu pinigus. Nu, kada noriu pasakyti? Nepriklausomybė tiesiog. Na, kada noriu pasakyti? Na ir be abejo, atnešu daug skausmo, daug pergyvenimų, daug karų, daug problemų, daug aštrių dalykų, daug, reiškia, trikampių, visokių širdies sužeidimų. Ir kai kada, reiškia, šansus tos atimu. Kai kada atimu, kai būna netekimai visokie, ir energijų, ir žmonių, ir daiktų, tai, reiškia, atnešu ir skausmą. Bet čia, ką noriu pasakyti. Su manim dirbant galima, reiškia, daug pasiekti, bet jeigu kariausi su manim, neturėsi nei energijos, nei sėkmės. Vat maždaug taip. Ir ką dar noriu pasakyti? Nu, bet bendradarbėjistė. Sakau, bet aš esu teisingas, reiškia. Teisingas. Kartais, reiškia, toksai... Jeigu teisingai elgsis, teisingai mano energiją išnaudosi, nu, tarsi, reiškia, gali visai normaliai pajudėti. Reiškia, tačiau jeigu nesugebėsi galimybių pamatyti, ypač naujuose projektuose, jis tarsi duoda naujas galimybės. Tada ir tas, reiškia, nu, mokėk, kaip sakant, atsirinkti. Atsirinkti, reiškia, aš duodu ir sėkmę, ir skausmą. Mokėk atsirinkti, mokėk bendradarbiauti. Nematyk vien blogį tame, reiškia, bendrystėje su šita energija. Noriu pasakyti, reikia būti teisingam, reiškia, čia yra karminiai dalykai. Gali ir teigiamą karmą, dirbdamas su šitą energiją užsidirbti, ir neigiamą. Ir ką dar noriu pasakyti? Nu, sak, tu nepabaigi, noriu pasakyti tokį dalyką. Yra neužbaigti kažkokie reikalai, valdymo reikalai, tarsi neužbaigti su vyru arba su darbdaviu, su imperatorium, su kokiu tai žmogum, gali būti ir vyras, ir moteris, reiškia, neužbaigti dalykai, kaip apgaulė kažkokia. Na, vienu žodžiu, dėl valdžios žmonės, sako, daug ką padaro. Reiškia, gali ir apgauti, ir nužudyti, reiškia, čia yra jo, kaip ir, dėl valdžios. Sako, ir tavo gyvenime yra kažkas neužbaigto, kaip kažkoks melas, apgaulė. Ar iš jūsų pusės imperatoriaus atžvilgių, ar iš imperatoriaus pusės jūsų atžvilgių. Ką čia noriu pasakyti? Nu, sako taip, tas dėlsimas, reiškia, nieko neveikimas neduoda jums galimybės, reiškia, pajudėti link norimo. Neduoda energijos, bet nedirbimas. Vienu žodžiu, jeigu kažką dėlsi, kažką trukdysi, nebus ir judesių. Dar ir apie meilės reikals pašnekėjau. O ką norėtų čia pasakyti? Nu, čia sako, tu esi kūrybingas žmogus, kūrybinga moteris. Dvasinga netgi moteris. Šeimos, giminės moteris. Imperatorius tu esi. Mylinti. Labai įdomu. Tai ką noriu padaryti, pasakyti čia. Reiškia, tu nepribok savęs kažkokiose negatyviuose mintyse, nes prarandi resursą. Nebijok.
Nebijok, tu esi žmogus, kuris visada turės pinigų, kuris yra profesionalas ir tau nėra ko bijoti. Tiesiog judėk pirmin. Jo, kaip čia yra kaip mokykis, tau pažadėta yra karalystė mentalinė. Jeigu kažkur stabdai, nenori paimti kažkokių resursų, tada negausi ir tos laimės, ir to džiaugsmo, ir netgi šventų dalykų. Reiškia, yra tas juodas ir baltas, jie tarpusavį kažkaip sąveikauja. O tu, vienu žodžiu, nebijok, neuždaryk savęs nuo šansų. Jis sako, aš tau padėsiu. Darbuose kažką tai atkertant, kažką įveikiant, suvesiu su naujais žmonėm į naują porą. Tu nebijok kažko, reiškia, kažkokio žmogaus. Sako, nejudi, visiškai nejudi. Link šeimos ir laimės. Yra kažkokie stabdžiai pas jūs, net pačiai jūsų jėgai, reiškia, jau ima piktumas, nervas, kad jūs kažkur tai kažką leidžiatės apgaudinėjamas ir neužbaigėt kažkokių skausmingų dalykų. Norėtų, kad pasielgtumėt net pats šėtonas teisingai ir pajudėtumėte iš kažkokios būsenos į naują pradžią, užbaigdams. Jisai nori irgi jūsų jėga vest jūs į sėkmę ir laimę. Ir kad neužsibūtumėt kažkokioj tai kaip trikampį, užbaigtumėt šitos reikalus. Štai taip sušnekėjo jums šita jūsų jėga. Labai įdomu. Visgi labai įdomu. Ypatingai stipri jėga. Pajaučiau netgi jos energiją. Svaiginanti tokia, labai stipri. Kągi, pereisime prie trečiuko. Ačiū antrukams, kad žiūrėjote. Ir pereiname prie trečio varianto, kas pasirinko trečią variantą. Ir čia trečiukai po jūsų akmenėlių pakaroklių arkanas, ką jis kokias jėgas pranašauja. Tai yra, reiškia, jums rodo, kad yra pas jūs stiprios maginės jėgos, labai stiprios. Ir jūs galite dirbti su medžių magija, su rūnų magija, keltų magija, hipnozė, bet kokias, reiškia, sąmonės pakeitimo būsenos, reiškia, gali keisti netgi sąmonę, dirbti su tokiu darbu, kaip įvesti transą žmonės, astralinis kelionės, hipnozė, pas jūs geros nuojautos, numatymai, geri sapnai, aiškia girdystė. Tai yra neordinari magija. Čia, reiškia, pakeistos sąmonės būsena. Iš tikrųjų, šitas pakaroklis, jisai yra gana ramus. Jisai įeina į tokią transinę būseną, kitą pakeistos sąmonės būseną ir gaun visą informaciją. Didelis maginės jėgos, tiesiog reikia matyti kitų aspektų, kitų kampų, daug dalykų ir, būtent tas darbas yra čia, kaip Odino, reiškia, karoklių būsena, kada jis gavo informaciją iš anapus. Tai už tai jums ir medžių magija tinka, ir rūnų magija, ir keltų magija. Daug magijos rūšių. Ir hipnozė netgi. Ir darbas įvedant, reiškia, žmonės į transą, į astralines keliones. Jūs galite tokį darbą dirbti. Tai yra didelės maginės jėgos jūsų. Ir pasižiūrim, ką jūsų jėga nori jums perduoti.
Na, reiškia taip, sako, tu gali labai greit pajudėti, smarkiai, mintimis ir rasti vidinį šviesą. Kaupk šitą šviesą. Tikrai jūs galite įeiti tą kitą būseną, gauti daug informacijos, išmintingos informacijos. Ir gal gauni, kaupk ją, taupyk. Ką dar noriu pasakyti? Gali net uždirbti pinigus iš to. Dar noriu pasakyti, tai pareikalauja nemažai energijos. Tačiau tai yra didžiulė jėga, informacinė jėga, energijos jėga. Ir šneka, tu esi stiprus žmogus, tu tikrai jau daug turi, nes daug pagrindiniai arkanai eina irgi su didžiuliam jėgom. Tačiau, sako, yra daug norinčių, reiškia, konkuruojančių toj srity. Ir norinčių turi atstovėti savo sienas, savo ribas. Ir, kaip sakant, tu esi labai stiprus, gali visus nukonkuruoti. Bet neištaškyk tos informacijos, neišbarstyk, įrodydamas savo, reiškia, galybę. Ką dar noriu pasakyti? Čia yra pora, vyras ir moteris, pinigai, reiškia. Ir greitas judėjimas. Tau nereikia niekieno pagalbos, vyro pagalbos nereikia, resursų. Visiškai nereikalingas yra vyro resursas, ar pinigai, ar kažkas. Tu pati, jeigu moteris žiūri, esi resursai. Jeigu žiūrėtų vyras, tai vyrui kaip tik reikėtų moteriškos energijos resurso, kad pajudėti. O moteriai nereikia. Jūs viena pati galit pajudėti, reiškia, šitoj srity. Tokią žinutę perduodam. Ir galit pakeisti gyvenimą, tai yra kaip ir jūsų mėgstama veikla, kūrybinė, galit daug sukurti, naujo, per kūrybą, per meninę veiklą, galit daug kažką naujo sukurti, net pasauliniu mastu, bet kol kas pradžia gal silpna yra ir jums nereikia partnerystės, dar sik pabrėžiu, nereikalinga ten, sakykime, kundalinė energija. Nereikalinga. Ką noriu dėl šito pasakyti dar? Jo, jinai jums nualina. Partneris jums gali atimti galimybės, trukdyti. O jūs pats galit labai greitai judėti pergalę. Bet, sako, jokios linksmybės, baliai, alkoholis jums netinka. Reiškia, linksmybių kažkokių. Jums kaip tai šneka apie darbą vienam. Darbas, jums dirbti reikia, reiškia, vidinį šviesą rasti, ten rasit jėgą, ten gausit resursą, pasauliniu mastu ir išjudysite pergalę. Visi kiti nukrent šoną. Tai yra jūsų vidinis, jūsų darbas. Jeigu ir dirbsit su kitais, tai reiškia, čia yra nauja pradžia, jums kažkieno pagalbos nereikia. Gerai, ką noriu pasakyti kaip dėl kitų. Čia kaip šeima. Džiaugsmas. 10-10. Gali būti kažkas tokio, kada žmogus nori kaip šeimą sukurti kažkokią bendriją, tai jums bus skaudu. Galbūt jūs kažkur įtraukti norėsit, ar ką, nusibos, arba jūs nusibosit. Kaip nepriimkit kažkokius pasiūlymus kažkieno, kaip tai būtų kažkokių tai grupių. Ir ten yra iliuziniai dalykai ir pririšimai tiesiog. Jums reikia, nepatekti kažkoks skausmingus pririšimus. Jūsų energija yra didelė, jūsų maginės jėgos yra didelis, jūs gali įvesti apgaulingą būseną,
kai norės kažkas, reiškia, pasinaudoti ir pasiūlymus, turit atmušti visą tai. Ir konkurenciją atmušti ir pasiūlymus, kur jūs norėtų išnaudoti. Na ir tada jūs išeinate į laimę, sėkmę ir nušvitimą. Gali būti pajus, reiškia, tamsiosios jėgos, kurie dirba tamsiom jėgom, net šeimos nariai gali dirbti tamsiom jėgom ir gali norėti jums sutrukdyti jūsų nušvitimui. Nu, jūs turite tą atstovėti ir nepasiduoti niekieno įtakom. Šneka apie tai, tokia buvo žinutė trečiam variantui. Nu, kągi, čia žmonės atėjo žiūrėti visi, kurie turi maginius sugebėjimus, stiprius. Tačiau čia buvo tik atskleis potencialas jūsų, o pagal gimimo datą, kaip ir minėjau, galima išskaičiuoti pilnai. O galiu tai atlikti, jeigu kam būtų įdomu. Kągi, iki, mėlyjei, laukiu iš jūsų kavos puodelio. Nu ir aišku, dėkoju tiems, kurie jau mane ir pavaišina. Ačiū labai, aš matau kiekvieną jūsų kavos puodelį. Ir iki sekančio karto. Eina kavutės pagert. Iki.